viešpaties knygos? Kodėl viešpats suskaitė jų gyvenimus kaip mėgstamiausias knygas? Vienas eilutės pabraukė, kitas ištrynė, trečių mintis pasižymėjo paraštėse ir nebeliko nieko vientisa. Kūnai klaidžiojantys ilgais koridoriais, ieškantys seniai išvažiavusių autobusų ir traukinių, besišaukiantys mirusiųjų ir nepažįstantys gyvųjų. Jų sielos naktimis suskrenda prie balto valgyklos stalo ir kaip alkani paukščiai lesa vėjus ir mėnesieną. Nieko nebeturiu, nei namų, nei pinigų, net smulkių autobuso bilietui, bet kai ištrūksiu iš čia, prižadu, pasiimsiu tave. Klajosim tūkstančiais pasaulio kelių, pilnom rankom raškysim laikinybės gėlės ir čiulbėsim su neregėtais paukščiais. Stumiu girgždantį vežimėlį vandenyno pakrantę. Saulė lyti primerktas akis, viena kitą virkdo žuvėdros, bangos dukuoja po kojom, senukas kreta iš juoko, mojuoja debesim, vėjam, vaikams ir šunims, bet ratukai grimsta ir grimsta į smėlį. Grimsta ir grimsta, pasaulis tik krantas, tik smiltys skandinamos amžinybės vandens ir nieko nebelieka, tik smėlin įaugęs, surūdijęs dviračio ratas.